Sveikos merginos, su jumis aš ir noriu pranešti labai fainą žinią, kad birželio 18-19 dienomis turėsim labai fainą akciją, tai yra grožio injekcija. Ir kas tai yra? Tai yra nereali akcija, kada mes galėsime pasimti vitamino C kartu su bet kuriuo boosteriu, ir jų kaina mums bus tik tai 47,50 dviejų produktų. Galėsim pasirinkti tiesiog vitaminą C serumą ir bet kurį boosterį ir mums kaina bus 47,50. Kuo yra, aš tikrai rekomenduoju merginos pasiimti ir ne vieną, nes vitaminą C mes galime naudoti kiekvieną dieną ir jisai yra naudojamas ištisus metus. Tai yra mitas, galbūt esat kažkur girdėjusios, ir kad vitaminas C vasarą negalima. Galima ir kuo daugiau jį naudoti, dėl to, kad jisai yra labai stiprus antioksidantas prieš saulę, prieš pigmentinės dėmes ir jisai yra toks, kad jį yra universalus serumas. Ir aš pati jį naudoju jau ištisus metus ir tikrai džiaugiuosi odos būklę. Kitas dalykas, mes galime pasimti bet kurį boosterį. Paprastai boosterio ir vitamino C kaina mums išeina 100 eurų klientai, dabar nepasakysiu kiek mums, bet čia yra su papildoma 20% akcija. Ir vitaminas C ir boosteriai. Boosteriai yra 4 ir jūs galite visus pasiimti, bet ta prasme tada bus 4 vitaminai C arba 4 boosteriai. Dar juos trumpai apžvelgsiu. Tai vitaminas C, kuo jisai yra naudingas, tai kaip sakiau, jisai yra stiprus antioksidantas prieš senėjimą, jisai yra kovai su saulės, su pigmentiniam dėmėm, nuo raukšlelių, papildomai padrėkina, stabdo senėjimą ir bet kokiu atveju oda jinai būna tokia stangresnė. Kitas dalykas prie boosterių, kas tai yra boosteriai? Aš tikiuosi, kad jūs visos jau naudojate boosterius, bet nebūtina, kad būtų visi 4. Aišku, čia juos galima pasirinkti pagal funkciją jų ir ką aš labiausiai rekomenduoju turėti, aišku, visus, tiesiog, bet juos naudoti pagal poreikį. Ir aš pati asmeniškai naudoju 2 pagrindinius boosterius, kitą pamiksuoju. Tai va, tai kas tai yra tie boosteriai? Boosteriai tai yra ypač koncentruoti produktai, kurių komponentai yra sukurti taip, kad veiktų tikslingai odos problemą. Tai tarkim, jeigu yra boosteris nuo pigmentacijos, jisai konkrečiai veikia pigmentaciją. Jeigu jisai yra nuo raukšlių, jisai nuo raukšlių konkrečiai veikia raukšlės. Ir jie yra itin koncentruoti odos preparatai, kurie papildo, bet nepakeičia įprastos odos priežiūros. Tai reiškia, kad jie ne tik gali išsaugoti iki šiol rekomenduojamą odos priežiūros schemą, bet ir papildyti ją boosteriais, serumais ir kitais produktais veido priežiūrai. Tai vienas kremas merginas yra, kaip aš mėgstu sakyti, gaisro gesinimas. Odai mūsų, taip kaip mes ir maistą valgom ir įvairius papildus naudojam, odai lieka mažiausiai, nes jinai yra išorė ir mes labiausiai ir veikia aplinka mūsų odą ir ją reikia saugoti ir mylėti. Tai va, ir kokie yra boosteriai? Tai va, kai yra koncentruoti, tai pirmiausia, tai yra boosteris su hialuronu ir keramidais. Tai yra drėkinamasis boosteris, kuris duoda koncentruotos drėgmės odai. Aš myliu labai šitą boosterį, nes jisai oda būna tokia pilna drėgmės. Ir nesvarbu, ar jūs esate sausiaodė ar riebiaodė, boosteris su hialuronu intensyviai ir ypatingai dabar vasaros metu yra reikalingas. Čia yra, ką reiškia tas hialuronas. Hialuronas yra jisai stambiamolekulinis, kuris veikia paviršių odos ir smulkiamolekulinis. 2 funkcijų, kuris veikia giliau. Yra keramidai, kurie yra statybinė medžiaga ląstelių odos ir šitą boosterį galima naudoti ryte ir vakare. Iš tikrųjų, visi boosteriai išskyrus vieną yra naudojami ryte ir vakare. Ir jisai galima derinti ne su vienu boosteriu. Toliau eina jauninamasis boosteris su vitaminu C ir resveratroliu. Vat jisai yra violetinis spalvos, tas buvo mėlynas. Ir čia yra konkrečiai nuo raukšlių. Smulkios raukšlelės lygina, yra resveratrolis, jisai yra būtent tas produktas, kuris dirba konkrečiai su raukšlėm. Toliau yra boosteris su ferulos rūgštim ir niacinamidu. Tai yra skirtas toms moterims, kurios turi stiprią pigmentaciją, kurių veidas yra pilkas galbūt po ligos arba po
šiaip kokiu pergyvenimu, arba ištisai dirba patalpoj, oda jinai būna pilka. Tai šitas boosteris irgi yra numeris 1. Plius jeigu yra, pavyzdžiui, turit paauglių, kuriems yra aknė ir turi pigmentaciją, irgi tinka. Šitą boosterį irgi galima derinti juos pagal poreikį. Tai yra boosteris, kurį aš mažiausiai naudoju, nes pas manęs nėra stiprios pigmentacijos, nors jau lenda. Tai tiesiog irgi bus proga panaudoti. Tai tos, kurios turite pilką, pigmentuotą odą, ypatingai tos, kurios rūkote, irgi šitas boosteris yra vienas iš numeris 1 produkto. Ir paskutinis boosteris, tai yra boosteris su PHA ir AHA rūgštim. Jis yra žalias. Šitas boosteris jis yra specifinis ir jį naudoti reikia ne kasdien. Šitos 3 boosterius jūs galite naudoti kasdien ir derinti tarpusavyje. Čia yra boosteris su PHA rūgštim, jisai naudojamas tik tai vakarais, nes jisai turi rūgštis, jisai toks yra šveičiamasis boosteris, kurio nereikia nuplauti. Čia yra toms, kuriams labai, kaip pasakyti, skubančioms, tinginčioms ir visokioms kitokioms, kurios nenori ten labai daug didelės ir priežiūros. Tai va, tai šitas boosteris, jisai yra naudojamas 3-4 dienas vakarais, nes čia yra su PHA ir AHA rūgštim, kurios stipriai nušviečia veidą. Tiesa, šitą boosterį dar galima naudoti, derinti su hialuronu boosterio ir jiedu gali į tą patį vakarą. Ta prasme, pirmiausia uždedat PHA boosterį, o paskui eina hialurono boosteris. Ir paskui dar galite, tiesa, negalima jo naudoti su vitaminu C tą vakarą, kai dedate, nes jisai čia su rūgštim netinka. Žodžiu, merginos, tikrai kviečiu pasinaudoti nerealią akciją, nes vitaminas C, jisai yra vitaminų bomba mūsų odai ir plus papildoma koncentruota priežiūra, papildomi produktai. Tikrai, merginos, rekomenduoju, kas dar nebandėte, juos išsibandyti, nes tikrai poveikis yra odai geras. Nes nors ir vasara nėra kada, bet oda, pamatysit geriau dabar ją rūpintis truputėlį, ta prasme, minutę laiko ten ta pati priežiūra, tiesiog daugiau buteliuko. Ir jūs džiaugsitės rudenį, kad veido oda jinai nėra išsausėjusi, nugairinta vėjų, saulės ir visa kita. Tiesiog, tai rekomenduoju. Dar kartą pasakau, kad akcija yra vitaminui C ir bet kuriam pasirinktam boosteriui. Vitaminas C plus bet kuris pasirinktas boosteris mums kainuoja 47,40 €. Galite, vienetai gali būti su kiekvienu boosteriu galite imti 6 vienetus. Čia yra toms, kurios dirbate. Tai va. Tai tiek, merginos, tikrai kviečiu, jeigu yra tokių moterų, kurioms reikia pagalbos užsakant, rašot man ir nelaukiat 2 dienas akciją, bet arba kol bus produkto. Tai geriausiai yra 1 dieną pasiimat, tai yra antradienį, o trečiadienį jau kas liks, jeigu liks. Tai va, tai būtų tiek, tad gražios jums dienos ir iki susitikimo.